Jeigu nusipirkta prekė nedžiugina, netinka ar nepateisina lūkesčių, ją labai dažnai galima grąžinti pardavėjui. Aišku, yra išimčių, bet ne apie juvelyrikos gaminius ar apatinį trikotažą kalbėsime. Mūsų reportažo tema kur kas žemiškesnė – paslėpta po žeme. Bet ji irgi privalo atlikti savo funkciją. Kalbame apie biologinio valymo įrenginius, kuriuos mes išsirenkame savo namams ten, kur centralizuoti nuotekų tinklai nepasiekia. Tokius įrenginius irgi tikrina įvairios institucijos, pavyzdžiui, vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Ką mes surandame tokių patikrinimų metu? Trūkumas dokumentų, neteisingi dokumentai, naudojimo instrukcijų nepatidavimas, nepateikimas, garantijos nesuteikimas ir kažkas tai panašiai. Bet sakysim, tai vėlgi, matote, kas blogiausia yra toksai reglamentas valymo įrenginių. Tenais aiškiai nurodyta, jeigu neklystu 28 straipsnyje, atsako už tų įrenginių tvarkingumą, veikimą ir panašiai naudotojas, tas savininkas, kaip automobilyje. Ir reiškia, žmogus turi irgi labai atsakingai tokį daiktą nusipirkęs, jį prižiūrėti, vėlgi tam instrukcija reikalinga, vėlgi pastoviai valyti jį, vis tiek kartą metuose bent jau išvalyti, praplauti tenais. Yra tokia būtina priemonė. Ir būtent šitos informacijos nepateikimas tai gan dažnas toksai pažeidimas. Tačiau dokumentacijos stygius tik viena medalio pusė. Kur kas svarbesnis yra rezultatas, ką galima rasti išvalytose nuotekose ir ko ten tikrai neturėtų būti. Nepaprastai gerai reglamentuoti tie valymo įrenginiai. Vis tik tai yra europiniai teisės aktai, yra ir Lietuvos teisės aktai. Tai jeigu pradėsi vardinti, pradedant reglamentais, standartais, tai labai daug. Ir tenais gana aiškus reikalavimai, tikslūs skaičiai, nemažiau ir viskas. Turi būti tas išvalyta. Ir sakau, kai perki visą laiką, pareikalauti dokumentų, pareikalauti instrukcijos, pažiūrėti eksploatacinių savybių deklaraciją, pažiūrėti, ką jis valo bent jau, nes tikrai turėtų būti fosforas ir azotas bent jau, kad kvapų nebūtų. Bet tai privalomi dalykai. Anksčiau ar vėliau vis vien tai bus padaryta, kad viską tai turėsim priduoti tos įrenginius ir reikės dokumentų. Pašnekovas siūlo sprendimą prieš įsigijant valymo įrenginius pasidomėti gamintojais, jų patirtimi, jų produkcija ir klientų atsiliepimais. Lietuvos gamintojai tikrai žinomi savo kokybiškais gaminiais, tad ar verta taupyti abejonių sąskaitą. Sistemą įdiegti tikrai yra galimybės, be abejonės tai reikia įsivertinti kiekvienu atveju, kokia yra pas tą klientą užsakovą situacija, kiek yra pas jį erdvės, nes realiai pats kaip produktas jisai iš tiesų užima labai nedaug vietos, ne? Bet vėlgi reikia, kaip minėjau, įsivertinti įdiegimo galimybės. Ne? Tai, bet vėlgi dažnu atveju mes tikrai įdiegėme naujas šiuolaikiškas sistemas nuotekų valymo. Tie patys darbai, jie irgi atliekami pakankamai greitai, efektyviai. Tai yra dažnu atveju per vieną darbo dieną yra įranga sumontuojama. Tai reiškia, kad žmogui nesukeliame, montuodami, įdiegdami įrangą, nesukeliame nepatogumų, kad jis ten negali parą ar keletą parų naudotis buitinę techniką ar tualetais ar virtuvę. Įranga tiesiog yra patogu susimontuoti ir tai ateities yra investicija, nes realybėje, sakykime, vertinant išvalymo tuos pačius įrangos parametrus, tai yra vieni iš aukštesnių, tai kas yra rinkoje, vieni iš aukščiausių iš tiesų. O vartotojų teisių apsaugos tarnyba primena, kad susidūrę su problema turite kreiptis į pardavėją. O jei problemos išspręsti nepavyksta, jums turėtų pagelbėti valstybės institucijos ginančios vartotojų teises.